Sveiki! Taigi, savaitės prognozė, kas mūsų laukia nuo 16 iki 22 vasario. Pirmiausia, kaip visada prašau prenumeruoti mūsų kanalą, dalintis, spausti patinka ir aišku spausti stebėti mane Facebook'e, kur dedu visą pagrindinę informaciją. Taigi, brangieji, pirmas perspėjimas yra toks, kadangi vasario 16, po to vasario 17 diena, tai yra didelės progos mums pabaliavoti. O kadangi 17 diena yra užtemimas. Jeigu 16 dieną baliavosit, nebus didelės bėdos. Bet 17 diena yra kinų naujieji metai ir ateina tikrasis tas arklys. Ir jis yra ugninis. Na, šiaip arkliai, žinot, išgėrusių žmonių nekenčia tiesiog. Todėl labai rekomenduoju kuo daugiau šokti, dainuoti, triukšmauti, fejerverkus leisti, valgyti riebiai, skaniai, ten jau kaip įsivaizduojate, bet su alkoholiu ir kitokios rūšies svaigalais reikia labai atsargiai. Nes jūs žinote, kad po tokių ekstra, kai būna vadangui kažkas netaip sudėliota, žmonėm nelabai palankiai, tai po to po balių festivalių randama labai daug, kad ir negyvų žmonių. Tai taip, o aš visada sakau taip, Dievas saugo tą, kuris pats saugosi. Galų gale galima bus vėliau išgerti, jeigu jau taip. Arba 16 dieną, vasario 16 jau tada jau pabaliavokit, o jau 17 su kompresu ant galvos. Bet šiaip tai sakau, visur turi būti saikingumas ir nepersivalgyti, aišku, bet judėti ir smagiai leisti laiką. Ir pamatysite, kaip bus viskas gerai. Na, o dabar naujam stiliuje, reiškia darbas, meilė, sveikata. Taigi, kokia bus savaitė. Pirmiausia, darbas. Ši savaitė bus kupina atsakingų sprendimų ir naujų galimybių. Ir iš tikrųjų daugelis pajus didesnį susitelkimą į ilgalaikius planus, ne trumpalaikius, o ilgalaikius. Arba ateis poreikis kurti būtent ilgalaikius planus. Jau savaitės pradžioj peržiūrinėsite savo finansus, žiūrėsite, kaip galite uždirbti ir galite sulaukti naujų bendradarbiavimo pasiūlymų. Darbo rinkoje jausis atsargus optimizmas toks, kad jau liktai gerėja kažkas. Tai va būtent šią savaitę gali būti taip, kad jūs pamatysite, kad kažkas faino darosi. Dabar jūsų viršininkai, arba jūs, jeigu esate viršininkai, bus linkę vertinti iniciatyvą ir kūrybiškumą. Ir lygiai taip pat jūs, jeigu jūs esat vadovai, tai jūs pamatysite, pastebėsite to žmonės savo kolektyve, kurie stengiasi, kurie kūrybingai žiūri į darbą ir su malonumu eina tarnauti, dirbti. Dabar kai kurie iš jūsų gausite papildomų atsakomybių arba galimybę gauti papildomą atsakomybę. Taip, kad lankščiai eikit, parašykit tie, kurie nusiteikia jau didesnių apimčių darbui ir, kaip dabar jaunimas sako, tų didesnių atsakomybių, tai ir eikit ir parašykite, būsite išgirsti. Dabar savaitės vidury, tai matyt gal net po švenčių, kadangi savaitės vidury principe yra trečiadienis. Tai praktiškai vieną dieną padirbsit normaliai 17 dieną ir jau trečiadienį gali netikėtai kažkokie pokyčiai vykti tokie, pagal grafiką, ar kažkas suges, ar vėl persitvarkis, nes pas mane būna taip kartais, jeigu ryšio nėra, tenka grafiką perstumdyti ir tada žiūri, kur perkelti žmonės. Tai va. Ir ten galimi tokie techniniai nesklandumai, kadangi vandenio dar ženkle, dar tas uranas reiškia, tai tie techniniai nesklandumai su aukštų technologijų įranga gali pareikalauti kantrybės, kad viskas, kol suremontuosit, sutvarkysite. Tai va, dabar su finansais reikia šią savaitę labai atsargiai, reikia vėlgi 10 kartų matuoti, 1 kartą pjauti.
Bet yra ypatingai palanku ieškoti naujų finansavimo šaltinių arba pajamų šaltinių, reiškia, kur prasimanyti pinigų lietuviškai. Jeigu esat studentais, tai apie tėvus apsisukit, gal ten kokį 50 eurų numes. Tai va. Savaitės pabaigoje jau bus kažkaip aiškiau, viskas susidėlios ir jau nebebus tokio stresiuko. Na ir ši savaitė yra labiau komandinio darbo savaitė negu individualios, reiškia, veiklos savaitė. Todėl jeigu dirbate komandoje, turėsite geresnius rezultatus negu dirbate po vieną. Reiškia, ir dar šitą savaitę bus palanki tiems žmonėms, kurie yra disciplinos žmonės, regulos, disciplinos ir labai griežto tokio planavimo žmonės. Tai va. Dabar meilė. Bus tikrai ši savaitė, gal kad čia po Valentinkės, taip jau skatins daugiau šilumos, bendrystės, ir poros gali norėti daugiau atvirai pasikalbėti. Na, iš tikrųjų, tie pokalbiai labiau panašu kryps į ateitį, ateities planus, galbūt jau ir apie santuoką, apie kažkokius įsipareigojimus malonius. Dabar vienišiai gali užmegzti pažintį per bendras veiklas ar draugus. Bet reikia perspėti, kad ši savaitė bus emocijom šiek tiek jautrų žmonės emocionaliai, tai stipresnis bus fonas tų emocijų negu įprastai. Todėl būsite jautresni bet kokiam žodžiui, žvilgsniui ar dar kažkam. Sudirgę būsit, lietuviškai šnekančiaus, nebesakysiu mandagiai, sudirgę būsite. Arba labiau polinkį į sudirgimą negu įprastai. Todėl, kai pradėsit ginčytis, ar jau kažkas pradės nervinti, pasistengkit patylėti nors sekundės 2 kokias ir tik tada sakykite tekstą. Nes čia gali būti kažkokių impulsyvių frazių žodžių ir po to gaila bus, žinokit, žinai, kaip sako, žvirblis, žodis kaip žvirblis, išskrido, nebepagausim. Tai va. Dabar tie, kurie turit polinkį į tas miau, reiškia švelnus, tokie meilus, romantiškos smulkmenos turės labai didelę reikšmę šią savaitę. Ir labai bus padidintas poreikis artumai, šilumai, tiem tokie kačių pasiglostinam, pamurkimam. Ir todėl čia ir bus matytas konfliktas, kad vieniem to nereikės, o kitiem to reikės labiau. Ir dėl to tas toks bus nesusišnekėjimas šeimoj, poroj, tarp partnerių ir taip toliau. Dabar dar kas šią savaitę gali biškį sudirginti, padidintas pavydas, nes gali būti pavydumo tam tikri priepuoliai pas vieną ar kitą partnerį, o gal ir pas abu, vienas kitą kaltins kažkokiom neištikimybėm, nes gali atsinaujinti seni santykiai ar prisiminimai. Parašys buvęs ar buvusioji į telefoną, jūs pastebėsit, susinervinsit, reiškia, ir nedaug dieve dar jūsų partneris atsakys ten kokią žinutę ar kokią širdelę, tai bus proga pakalbėti visą savaitę. Taigi vėlgi būkim išmintingi ir nekreipkim dėmesio į tokias smulkmenas ir nesąmonės. Tai va, dabar ir tiesa, šitą savaitę dar kartą noriu priminti, kad palankiai apsispręsti žengti rimtesnį žingsnį į įsipareigojimų santykiuose. Šeimos rate, jeigu esate vedę ir jau senokai, tai tarpusavio pagarba, kaip sakiau, sudirgimas, biški pavydo, tokių kaip vitaminai, kad neužsisėdėtumėt, ir reiškia rutina. Ir tiesą pasakius, atvirumas padėtų jums išvengti nesusipratimų. Bet jeigu vienas iš partnerių slapukas, tai mažai ten, reiškia, to atvirumo. Žinot, kaip yra visada šeimoje, vienas yra atviresnis, ten emocingesnis, o kitas paskui tyliai kažką ten suka savo ten smegenėlėse ir nesuprasi, ką galvoja. Tai va, dabar savaitgalis bus labai palankus išvykom ir 20, 21, 22 dienos, tikrai daug judėjimui palanku ir taip toliau. Taip kad, ir šilti žodžiai, kur stipresnį ryšį,
tokie brandūs santykiai šią savaitę meilės srityje. Tai va. Dabar sveikata. Stipriname imunitetą visą savaitę. Dabar kaip mes stipriname, tai patys žinote, kad tai yra ir sportas, ir judėjimas, ir mirkimas vonioj, gal žolių nuovirė, ir arbatėlių gėrimas ir prakaitavimas gulint vonioj, arba prie teliko ten prisirengiat kaip svogūnai ir prakaituoja. Tai tokiu būdu pasidaro tokia dirbtinė kaip ale pirtelė, gerai išprakaituoti visada labai sveika. Ir, reiškia, tokiu būdu išvalysite toksinus. Ypatingai tie, kurie jau esat apsiraminę, kuriem prie teliko geriausias būdas leisti laiką vakarais. Dabar permainingi orai gali paveikti savijautą ir tikrai pradžių savaitės galite jausti sviravimus energijos, būtent energijos sviravimus. Ir ypatingai tie žmonės, kurie esate jautrus gamtos reiškiniams. Vat aš esu irgi iš tų žmonių, kurie yra ypatingai jautri gamtos reiškiniams, ar prieš lietų, ar prieš audrą, ar prieš sniegą, ar tenais magnetinės audros, ar ten protuberansus kokius ten iš saulės išmeta, supranti. Tai vat, visa tai atsispindi. Tai vat, šitą reikia žinoti ir todėl labai rekomenduoju tokiem žmonėm jautriem į meteorologinės sąlygas daugiau ilsėtis, nepervargti ir nepersitempti. Aišku, fizinis aktyvumas bus labai naudingas ir nuotaikai, ne tik savijautai, bet vis tiek reikia jau net savaitės viduryje vengti pervargimo. Ir jeigu esat maniakai sporto salių ten ir ten tampote raumenis, ten darot kažką tai ir labai griežtai 5 kartus per savaitę ten sportuojate, tai vad biški reikia nuleisti garą ir biški ramiau, nes viskas bus palanku, kas susijęs su lengva fizinė veikla, su mažom apkrovom, su lengva, kaip su lengvų sportų, nesunkaus sporto savaitė. Dabar subalansuota mityba. Kadangi viskas, šventės praėjo, pelenų diena, reiškia, iš tikrųjų taip ir bus, 18 diena yra pelenų diena ir mes, pavyzdžiui, užmirštame, kad tai yra pasnikas sausas. Bet aišku, mes lietuviai, tai atsiprašau, tai rauselės, koldūnėliai su džiovintais baravykais, veganiniai buljonėliai ir ten vėl mūsų lietuvės nuostabios moteris parodo, kaip jos kietai moka gaminti veganinį maistą. Tarp kitko, spirgeliai su aliejukais ir taip toliau. Bet ar tai reikia? Iš tikrųjų, sausas pasnikas reiškia, kad atsikeli prieš saulėtekį, gal kažką užvalgai atsigeri ir visą dieną nevalgai ir negeri, iki pat saulei nusileidžiant. Taip, kad tikrai sausas pasnikas, tai tikrai merginos, nesiplėšykit virtuviai, kad parodyti, kokios jūs tobulos. Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti apie tai, kad tiesiog karštas vanduo, tikrai nenumirsit iš bado, o duosit organizmui pailsėti, nes ta pelenų diena, reiškia, yra visada viena stipriausių metuose valančių dienų. Tai jūs, jeigu atsikėlė ryte po tų balių festivalių po 17 dienos, kadangi ten ir tie kino nauji metai ir užgavėnės. Ir nepavalgysite, o ir negersite, atsiminkit, tai bus ypatingai palanku. Tai jūsų organizmas iškuops, nes skaitosi, kad toks pasnikas lygus 3 dienų badavimui. Reiškia, sausas pasnikas yra lygus 3 dienų badavimui. Tai vat pagalvokit, ar tikrai verta prie plytos ten parakaituoti per tą pelenų dieną ir kadangi dar to maistelio gali likti ir nuo nūdienų ir visko ir pradėti jau vėlgi seną maistą metam, gaminam naują vietoj to, kad pabadauti. Taip pat savaitgalį reikėtų pagalvoti, kad reikia sustabdyti viską. Mintis, protą ir kūną nuo skubėjimo. Ir geriausia, aišku, savaitgalį būtų meditacija, ramus pasivaikščiojimas ir jokios įtampos. Bendra sveikata principe bus gera. Ir ypatingai tie, kurie mokate balansą tarp darbo ir poilsio susigalvoti. Tai va, taip,
kažkaip visai neblogai, gražių švenčių, saikingai pailsėti, ta prasme, pavartoti saikingai ir būkite sveiki, laimingi, turtingi. Gyvenkime taikoje. Iki.